Tai sveiki visi, aš iš globalios perspektyvos pakviesiu į lietuvišką. Gal tokį, sakyčiau, aplinkosaugoj dabar numeris 1 išspręsti tą skaudulį, pūlinį dėl miškų politikos. Ir man labai patinka žiūrėti iš to tokio globalaus, bet iš kitos pusės mes jaučiame, kad tas lokalus perspektyva lokaliai yra irgi labai svarbi ir iš principo turėtų susitikti. Ir aš tikrai bandysiu kai kur pabrėžti būtent, ką Aistė parodė. Tai yra iš to žaliojo kurso, nes miškų politika su žaliojo kursu yra labai susijusi. Tai yra viena iš tų sričių kaip žemės ūkis, kur įtakoja viską. Ir biologinę įvairovę, ir klimatą, taip pat ir taršą. Ir be abejo, tai yra vienas iš resursų, svarbių resursų. Ir tą pavadinimą, va čia lietuviai myli mišką, bet ir jį kerta, iš tiesų pasiūlė Rūta. Ir aš už jį dėkinga dėl to, kad jame jau yra ta įtampa, su kuria mes susidurime. Ir čia matote nuotrauką, kurią aš irgi visą laiką naudoju šituose pristatymuose, nes jis irgi parodo tą, kad miškas gali būti visoks. Ir tada klausimas, o kokį mes mišką mylime? Tai ko mes norime? Mes tai sakome, gali būti miškas ir va tas toks eilėm susodintas gali būti sengirė. Ir iš principo, kai mes kalbame apie miškus, jau koksai geras dešimtmetis mes turim tokią įtampą tarp resursų, tarp kirtimo, tarp meilės, tarp noro medį apsikabinti ir to viso naudojimo. Ir aš kalbėsiu iš tiesų jau kaip aktyvistė, kaip žmogus atstovaujantis tam tikrą pusę, tai yra miškų apsauga. Ir atstovauju ir aplinkosaugos koaliciją, kuri yra kartu Girių Spiečiaus irgi narė atstovė. Ir čia yra toksai diagrama, kurioje mes parodome, kokia yra dabar situacija. Iš principo dabar situacija yra tokia, kad mes jeigu imame miškus, kaip sako, mes galim turėti miškų daug, 3/4 Lietuvos yra miškai. Bet jeigu pasižiūrim taip arčiau į tą mišką, tai matome, kad yra gamtai, prioritetas gamta 10%, rekreacijai 2,5%, o viskas kitas yra skirta, pagrindinė miško paskirtis yra medienai. Aišku, ne visi medienai jau naudoja, dalis privačių miškų, tartum paskirtis yra medienai, bet nekerta, nes tikrai Lietuvoje auga ta miškus mylinčių, saugančių ir norinčių saugoti savininkų dalis. Bet būtent va šitas toksai disbalansas, jis ir sukuria tą įtampą. Ir čia yra, ko mes kaip siekiame, kaip Girių Spiečius, kaip judėjimas. Mes sakome, pusė Lietuvos miškų turėtų būti skirta ne tai intensyviai medienai, bet kitiem poreikiam. Tai yra gamtai, rekreacijai, turi būti tvarkomi kitaip. Kitas dalykas, kuris ateina jau čia iš Lietuva 2050 vizijos, kas mus labai nustebino ir manau, kad tai yra teisinga, kad kaip šalia kultūros, lietuviškos kultūros, miškai ir ryšys su gamta yra pripažintas kaip lietuviškos tapatybės dalis. Ir mes tada, kai kūrėme tą viziją, tos vizijos dalis yra, kad miškai yra ne kaip resursas, o iš principo kaip mūsų konkurentinis pranašumas, kuriantis gražią aplinką, kuris prikviečia, sakykime, net ir IT specialistus pas mus gyventi, nes pas mus gražu miškų apsuptis. Ir mes tokiu būdu galime kurti tą aukštos pridėtinės vertės šalį. Ir čia jau prasideda su klausimas apie tą jau industriją, pramonę. Tai yra, kaip mažinti medienos poreikį. Tai vienas dalykas yra būtent žiedinė ekonomika, kuri yra žaliojo kurso viena iš esminių dalių. Tai tikrai matosi tas, kad mes galime medieną pernaudoti. Mums nebūtina pagaminau, išmečiau. Tai yra irgi galimybės yra užsukti, pernaudoti ir panašiai. Ir čia pereinu, kuo mes matome, kokie yra tie minusai, koks poveikis yra tos mūsų toks eksploatatyvios dabartinės miškininkystės. Tai pirmiausia, tikrai duomenys rodo, tai yra biologinė įvairovė skursta. Matome, kad anglies sugėrimas, tai čia klimato kaitos, nes miškai yra viena svarbiausia ekosistemų, kuri daugiau anglies sugeria, irgi vis mažiau sugeria. Mes matome, kad vyrauja plyni kirtimai, kurie piktina visuomenę. Mes matome, kad
medynais nepadengta miškų žemės dalis, nes yra du dalykai, yra kiek miškų, 30% tai yra miškų žemė, o medynai yra mažesnis procentas. Tai yra iš principo, jeigu iškirto plynai arba padarė kelią, tai vis tiek lieka kaip miškas statistikoje, bet tai yra, plynė. Vis dėlto mes matome, ir čia jau ateina daugiau europinis kontekstas, kad spaudžiant Europai, vis dėlto pas mus nustatomi apsaugos tikslai. Pas mus nustatomos saugomos teritorijos ir buveinių apsauga. Mes matome, kad ir miškų daugėja, bet tie procesai yra labai lėti ir aš kiek liūdžiu, kad jie yra daugiau iš Europos ateinantis dėl europinio spaudimo, o ne dėl mūsų pačių valios. Bet aš čia atsiverčiau 2021 metais prieš nacionalinį miškų susitarimą darytą apklausą. Pasižiūrėti, tai koksai, kur lietuviai mato to miško vertę. Ir čia bet vėl prasideda tas toksai dvilypumas. Iš vienos pusės mes matome, kad tie miškai gana Lietuvoje smarkiai eksploatuojami. Bet jeigu paklausėme lietuvio, o tai kur ta vertė, mes matome, kad mediena yra 4 nuo galo. Tai yra, kad lietuvis pirmiausia mato, kad tai yra dvasinę vertę turintis, kad tai yra prieglobstis gyvūnams, yra apie etnokultūrinės tapatybės dalį ir panašiai. Tai yra tai, kas Lietuva 2050 strategijoje išryškėjo, iš tiesų lietuvio ir miško ryšys yra svarbi tapatybės dalis. Ne veltui tai yra pripažinta ir nematerialaus paveldo objektų. Tai žiūrint į tą, pereikime pasižiūrėti, tai kaip mes augom tą mišką ir kur tos problemos. Ir čia mes išskiriame, gal sakyčiau, tokias 2 pagrindinės rytis, kur tie miškai mums reikalingi. Tai vienas dalykas, mes turime saugomas teritorijas, kurias mes tikimės, kad ten bus saugoma. Antras dalykas, kur miškas mums yra svarbus, tai prie priemiesčių, tai yra mūsų artima aplinka. Aš dabar pakviesiu pasižiūrėti, kokia situacija yra kiekvienoje iš šitų vietų, iš kur tas irgi konfliktas kyla. Ir čia matome mes saugomų teritorijų tinklą. Iš tikrųjų, miškų, 1/3 miškų, 1/3 miškų yra saugomose teritorijose. Tikrai yra nemažai. Bet jeigu mes pažiūrime tas saugomas teritorijas, tai yra 2/3 saugomose teritorijose esančių miškų tvarkomi taip, tartum būtų už saugomų teritorijų. Ir mes tuomet matome štai tokius vaizdus. Čia yra Dzūkijos nacionalinis parkas, kur žaliai pažymėtos yra vietos, kur yra tikrai draustinio statusas arba apsaugota. Mes galim nesitikėti tokio išplyninančio kirtimo, bet visur kitur mes galim matyti tos kirtimus, kaip šitoj nuotraukoje. Dzūkijos nacionaliniam parke neleidžiama kirsti plynai, bet lietuviai išrado tokį kitą kirtimo būdą, tai yra supaprastintas atvejinis kirtimas. Tai mes matome, čia nuotrauka yra supaprastinto atvejinio kirtimo, tai reiškia, kad hektarė paliekama 60-80 pušų, kurias sugrįžtama po 5 metų ir nukertama. Ir lieka tas pats plynas kirtimas. Tai čia ir šitas dalykas yra labai dažnai, sakoma, mes uždrausim plynus kirtimus, bet labai dažnai po to mes uždrausim plynus kirtimus, lieka, kad mes darysim šitus kirtimus. Tai mūsų nacionaliniuose parkuose jau dabar plyni kirtimai yra draudžiami, todėl vyrauja tokie kirtimai. Tai čia reikia, dėl to mes įvedėm tokį naują terminą išplyninantis, kuris tą pabrėžia. Pažiūrime į kitą teritoriją. Štai čia yra Šimonių girios biosferos poligonas. Apskritai biosferos poligonai atsirado daugiau mažiau dėl to, kad mes kai stojom į Europos Sąjungą sakė, kad mes turim sukurti Natura 2000 tinklą, turime tam tikrą kiekį teritorijų apsaugotų, iš ten atsirado biosferos poligonai. Ir štai čia matome, kad yra iš viso tų žalių, tai yra draustinių ir apsaugotų buveinėlių yra labai nedaug. Iš principo, jeigu jūs nuvažiuosite į Šimonių girią, jūs ten matysite gana agresyvę miškininkystę, tą tokią javų lauką, kur pasodinau, užauginau, nupjoviau. Ir čia negi galimi yra plyni kirtimai. Plyni, jau tie, kur nereikia grįžti po 5 metų ir išsipjautos likusius medžius. Tai
Ir čia pasižiūrėkime, ką galvoja piliečiai apie kirtimus saugomose teritorijose. Ir gana yra labai aiški mintis, kad tada vykdytoje apklausoje yra didelis noras, kad saugomų teritorijų miškai iš tiesų būtų saugomi. Ir čia matyti verta ką paminėti. Jeigu mes kalbam apie tą įtampą, mes žinome, kad visi norim saugoti, bet maždaug pusė mūsų saugomų miškų yra privati nuosavybė. Ir čia atsiranda tas konfliktas, kad jeigu mes norim saugoti, o nuosavybę turintis mišką turintis savininkas, jisai nori pinigų, jisai nori išsikirsti, nori parduoti ir nori gauti medieną. Ir iš čia kyla tas spaudoje labai dažnai tas konfliktas. Jūs uždėsit apsaugą, kas kompensuos? Nes šalia gamtinės aplinkos saugojimo, privačios nuosavybės vertybė irgi yra einanti greta ir reikia ieškoti tų jau balansavimo ar sąsajų. Faktas, kad lietuviai nori saugoti, bet savininkai nori kirsti. Ir čia kyla konfliktas. Kitas dalykas, ko mes patys, pakalbėkime apie tą dalį, kur yra mes visi savininkai, valstybinius miškus. Deja, mūsų valstybiniai miškai net ir saugomose teritorijose elgiasi taip, tartum būtų privatininkas, tas privatukas. Ir čia yra ta vieta, kur mes pirmiausia, mes visi galim pareikalauti, kad būtų elgiamasi kitaip, kad atspindėtų šitą nuomonę. Pereikime dabar prie priemiesčių. Yra vienas dalykas saugomi miškai, antras dalykas yra priemiesčiai. Tai mes matyti girdime bene daugiausia skandalų iš to, kad kažkur arti namų iškirto mišką. Tai ar Verkiai, ar Šernai, Šernų miškas prie Klaipėdos, ar pačioj Klaipėdoje esantys miškai. Tai yra tas šalia mūsų esantis miškas, jisai yra mums yra artimas, jisai mums yra brangus. Ir vėlgi mes ką turime? Mes turime, kad tikrai miestuose, ne miesteliuose, miestuose miškai apsaugoti, aplink juos taip pat. Bet čia yra Vilnius. Mes matome Vilnių, žali plotai, kur yra daugiau mažiau saugus nuo plynų kirtimų miškai. Ir čia yra, dabar galvoju, kur ta rodiklytė, viršuje yra Vilniaus priemiesčiai ir miškai ketvirta grupė, tai vadiname tie ūkiniai miškai, kur galima iškirsti. Ir čia iš to kirtimo kyla konfliktai. Konfliktai kyla ir iš to, kai, sakykime, net ten, kur apsaugota, kaip išveža, sakykime, arba iškerta dėl kinivarpų nudžiūvusius medžius. Nes tai reikalauja kito visai prieimo ir kitų būdų, kaip elgtis su mišku, kuris yra prie gyventojų. Ir matyt, mes visi norėtumėm, kad tas ratas užsidarytų ir prie arti gyvenamųjų teritorijų jau būtų tas miškas nekertamas plynai. Ir vėl grįžkime prie apklausą. Tai vienas dalykas yra, ką mes galim prašyti iš valstybinių miškų, antras dalykas, o ką daryti, jeigu miškas yra privatus. Tai jau tada 21 metais buvo keliamas klausimas ir daugiau 51%, tai daugiau kaip pusė, pasisakė, kad tikrai galėtų būti toks mechanizmas, kad susitartų bendruomenė su savininkais ar per sutartį, ar išpirkimą ir tuomet tas miškas būtų apsaugotas. Tam mes sutarėm ir susitarime, dabar reikia belieka įgyvendinti, kad tas atsirastų. Ir dabar pereisiu prie klausimų, kurį Rūta iškėlė, o tai ką mums dabar daryti? Turime mūsų vieni iš nacionalinio miškų susitarimo išėjo su kairėje pusėje esantis, tai yra iš principo miškų savininkai, jų gal daugiau asociacijos, medienos pramonė, rangovai. Jie sako, kad mums užtektų 20 apsaugotų miškų, 80% turėtų likti neapsaugot, medienai skirta. Išėjo kiti, tai yra bendruomenės, ekologai, dvasinės vertybės, nemedieninės ekonomikos propaguotojai. Jie sako, kad mums reikia pusės miškų, bent pusės, kad būtų ūkininkaujama kitaip. Tai ką mums dabar daryti? Ir dabar iš tiesų yra Seime miškų įstatymas, kuris skinasi kelią. Ir mes diskutuojama, tai kaip ten turėtų būti, kaip tos grupės pasiskirstyti saugoma, nesaugoma, aplink miestų saugomose teritorijose.
Ir čia yra tokia viena bet. Ir man labai patinka šita diagrama, kuri pasako, kad yra apsauga, saugau mišką. Ir yra ta tradicinė miškininkystė išplyninanti. Ar tai būtų plynais kirtimais, ar tai būtų per tuos supaprastintus atvirinius kirtimus. Bet ir mes, kai ginčijamės, mes iš tikrųjų šokinėjame arba saugom, arba kertam. Bet yra per vidurį. Yra per vidurį mažiau ekstensyvi, taip vadinama gamtiškoji miškininkystė, kur ta pati mediena yra iškertama, bet nepaliekant plynių. Ir ta miškininkystė iš tiesų jau yra keli, Šveicarijoje yra miškas, kur jau 200 metų tokia miškininkystė yra ūkininkaujama. Suomijoje galima nuvažiuoti, pasižiūrėti irgi miškų ūkių, kur atitinkama miškininkystė ūkininkaujama gal ten 50 metų. Tai egzistuoja, mes tiesiog Lietuvoje neturim taisyklių ir tai nėra pas mus įprasta. Tai aš manau, kad tas raktas, atsakymas yra, mums reikia mes apsibrėžti, kaip mes Lietuvos sąlygomis ūkininkaujam tuo viduriniu keliu. O kitas dalykas ir susitarti, kad ne visur mums reikia išplyninti. Tai yra, mes tikrai galime saugomose teritorijose turėti saugomus ir be išplyninančių kirtimos gamtiškosios miškininkystės principais tvarkomus miškus. Aplink miestus mes lygiai taip pat galim turėti tokius miškus. Dabar ko reikia? Iš principo mums reikia politinės valios ir susitarimo. Ir čia ateina jau, šitą praleisiu, ir čia jau ateina matyti klausimas apie viešuosius finansus, iš kur pinigai ir panašus dalykai. Dar tada apklausoje buvo 2 klausimai užduoti. Tai iš kur reikėtų paimti finansus, nes galbūt reikės kompensuoti savininkams, reikės iš tikrųjų, ne galbūt. Iš kitos pusės mūsų valstybinių miškų urėdija, ko gero, neštų mažesnį pelną į biudžetą. Aš tai sakyčiau, kad nieko tokio, nes daro didelę žalą, kai iškerta ir yra ta tokia nefinansinė žala. Ir tuo metu, ką atsakė respondentai, atsakė, kad reikėtų naikinti mokesčių lengvatas verslams, reikėtų įvesti papildomus mokesčius. Tikrai nenorėjo, kad būtų įvedami mokesčiai, tie vadinami vartotojai, kurie tiesiogiai įtakoja žmogų. Taip pat atsakė, kad jeigu reikėtų prisidėti, nebūtų linkę prisidėti. Ir čia aš gal norėsiu apsistoti, porą niuansų pasakyti iš tos tokios komunikacinės pusės. Tai vienas niuansas yra tas, kad labai dažnai sakoma, tas antras klausimas įdedamas. Ar jūs sutiktumėt prisidėti? Labai dažnai žmonės atsako, kad ne. Bet iš kitos pusės tai nereiškia, kad žmogui nerūpi. Tai reiškia, kad daug kas jaučia, kad neturi papildomai mokėti, kai jau susimokėjęs. Neturi papildomai mokėti, jeigu tavo urėdija yra valstybinė ir turėtų kažką daryti. Ta prasme, tas toksai klausimas uždėt ant viršaus, ar sutiktum susimokėti, jis nėra toks jau nekaltas ir jisai turi labai tokią, sakyčiau, cinišką gaidelę. Ir čia galima taip pat grįžti prie dabartinės situacijos, kur mes sakom dabar tvarumas, ar kaip mes šnekėsim, nes geopolitinė situacija keičiasi. Mes ieškome pinigų gynybai ir mes žinom, ko gero visi suprantam, kad jų reikia. Ir klausimas, kaip mes galim šnekėti apie miškus dabar ir sakyti apie kažkokią apsaugą. Ir čia aš 2 aspektus noriu galbūt pabrėžti. Tai vienas dalykas, kad gamta, o ypatingai lietuvių miškai, tai yra ne vien tik tai man patinka, tai yra tapatybės dalis. O tapatybę šitokiam sąlygom ypatingai reikia puoselėti. Ta prasme, kad mes turime jausti, kad mūsų tapatybė yra svarbi. Ir mes matėme iš tų klausimynų, kad miškas, santykis su mišku yra svarbus. Yra svarbu ir tai, kad tu nuėjęs į mišką gali nusiraminti, prasme, tai yra ir visos kitos naudos, kurios net nemažiau, o dar labiau svarbios dabartiniai situacijai. Tai čia yra vienas dalykas, o antras dalykas, miškai yra mūsų nacionalinio saugumo ir mūsų apsaugos dalis. Ir ne veltui Seime yra tokia iniciatyva
jinai turėjo būti jau patvirtinta, tai yra vadinamas Kasčiūno pakeitimas, kuris kažkaip užkliuvo. Tai yra aplink sieną su mum nedraugiškom valstybėmis, 20 km, aplink svarbiausius kelius ir net apie miestelius padaryti nekertamų, kaip sakykime, plynai nekertamų miškų sienas. Ta norima įtvirtinti ir čia atsiranda vienas bet. Kadangi pas mus plyni kirtimai suprantami, plyni, bet mes turim išplyninančius. Ir čia yra nuotrauka iš kelio, iš Vilniaus į Varėną, kuris yra kelias tas, kur teoriškai neturėtų būti miškų iškirstų plynai. Tai čia yra neplynas kirtimas. Tai aš ką noriu pasakyti, kad net ir tvirtinant šitus dalykus su saugumu susijusius, yra labai svarbu suvokti, kad plynas ir išplyninantis gali būti du skirtingi ir tą reikia žiūrėti. Ta mes ir bandom dabar atkreipti dėmesį į Seimo, kad tai yra skirtumas. Ir pabaigai pridedu tą pačią nuotrauką sugrąžinu. Tai atsakymas tai būtų toksai, lietuviai taip iš tiesų myli mišką. Deja, pas mus dabar tas miškas eksploatuojamas gana smarkiai medienai. Ir tas skaudulys, tas pūlinys jau yra, nežinau, koksai 10-metis. Mes vis kalbam ir nesugebam jo išspręsti. Tai aš čia gal net nežinau, tokia viltinga, gal pavyks pagaliau išspręsti, bet tas ir myli, ir kerta, ta įtampa, jinai iš tiesų yra ir jinai yra gana ryški.